Labadiena, esu Daivaras Rybakovas ir noriu sakyti savo mintis apie karą keliuose. Per šių metų rugsėjo spalio mėnesį Lietuvoje buvo sukelti girtų vairuotojų, 31 įvykis per 2 mėnesius, yra daug žuvusių žmonių, daug sužalotų žmonių. Tai aš turiu tokią mintį, tokią viziją ir idėją, kad visiems neblaiviems vairuotojams, kurie bus sustabdyti už vairo, reiktų išimti atskirus numerius, kitokios spalvos, taip kaip yra žalias klevo lapas, kad juos matytų policija, matytų kiti eismo dalyviai, juos būtų galima stebėti, žiūrėti, būtų galima sustabdyti ir tikrinti, nes taip toliau tęstis nebegali. Važiuoja girti, galingais automobiliais, daro avarijas, kurios skaudžiai atsiliepia mūsų šeimoms. Taip pat turiu dar vieną pasiūlymą ir ko gero jis sklando jau seniai Lietuvoje, bet niekaip jau negyvendinama. Reikia riboti automobilių galingumą jauniems vairuotojams. Vairuotojui, kuris vairuoja pirmus 3 metus, automobilis negali viršyti 1,23 litro automobiliu. Vairuotojas, kuris vairuoja automobilį 5 metus, negali viršyti 1,6 litro. Vairuotojas, kuris vairuoja virš 5 metų, automobilio galios galima neriboti. Šią savo idėją, tapęs Seimo nariu, ginsiu ir siūlysiu Lietuvai ir tai bandysime priimti įteisinami įstatymais.